Na dabar apžiūrėti dar vieną pagalbinę patalpą, tai yra pirtelė, kurioje galima smagiai pasikaitinti, nusiprausti. Štai čia mes turime nedidelę pirtelę. Pagalbinė pirties patalpa ir pati pirtis. Pirtis nėra didelė, bet tikrai keletui žmonių yra tinkama. Šiame sodo sklype, kuris yra 6 arų, yra taip pat pavėsinė ir nedidelė malkinė. Sklypas yra taisyklingos stačiakampės formos. Ir kaip matosi, yra šalia daug pastoviai gyvenančių kaimynų.